Sveiki, mėly mūsų kanalo žiūrovai. Jau senokai nesimatėm šitam formate, kur kalbasi du žemaičiai. Tai grįžtam į jį, nes baigėsi tikrai labai intensyvus rinkimų maratonas. Baigėsi net 2 rinkimai, prezidento, Europos parlamento rinkimai. Ir šiandien su Ramūnu bandysim pasikalbėti apie paskutiniuosius rinkimus, šiek tiek aptarti jų rezultatus, tam tikrų įžvalgų įvardinti, kodėl tie rezultatai yra vienokie ar kitokie, ką tai reiškia artėjantiems Seimo rinkimam ir kokias galbūt išvadas reikėtų pasidaryti mums visiems. Tai sveikas, Ramūnai. Sveikas. Tai tavęs ir norėčiau paklausti pirmiausia, kaip vertini tuos praėjusius rinkimus. Aišku, aš noriu padėkoti visiems, kurie balsavo už mūsų sąrašą, už Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjungą, kurie reitingavot kandidatus, kurie tikrai įdėjot labai daug darbo, kad mes būtumėm atstovaujami Europos parlamente ir mes ten būsim atstovaujami. Tikrai aš tikiuosi savo rinkėjų nenuvilsim, bet galbūt tie rezultatai galėjo būti kitokie, kaip atsvertini rinkimų aktyvumą, tam tikrą prasme jis buvo prognozuotas, kad bus toks. Tai tiesiog būtų įdomu išgirsti tavo įžvalgas apie bendrą paveikslėlį. Tai tikriausiai prisidedu prie sveikinimų ir tai yra prie dėkingumo žmonėms ir prie sveikinimų tau, tapus Europos parlamento nariu. Tai pirmiausiai, aišku, kad rinkimai buvo skirtingi, ta prasme, kad juos dalyvavo visiškai skirtingas rinkėjų skaičių. Prezidento rinkimai ir pirmas ir antras turas, tai yra virš 50% rinkėjų, ir Europos parlamento rinkimai 28,3 ar 4%. Tai yra daugiau žymiai negu buvo prieš 20 metų, kada Lietuvoje vyko pirmieji Europos parlamento rinkimai. Tada jie vyko atskirai nuo prezidento rinkimų ir tada buvo apie 21%. Tai kuo mažiau rinkėjų ateina į rinkimus, tuo geriau pasirodo konservatorių partija. Tas įvyko ir dabar. Rinkimus laimėjo konservatorių partija, nors prezidento rinkimų... Tai Laurynui rankos kirsti nereiks. Nereiks. Nors žiūrint į prezidento rinkimus, kur dalyvavo 50 ir daugiau procentų rinkėjų, konservatoriai kartu su visais kitais liberalais surinko tik tai 25%, nepilnai 25% balsų. Tai vat ką reiškia aktyvumas žmonių. Ir čia reikia priminti Charlio de Gaulle, buvusio prezidento Prancūzijos žodžius, kad yra labai daug blogų žmonių pasaulio parlamentuose, juos išrenka labai geri žmonės viso pasaulyje, kurie neateina rinkimus. Tai šitai situacijoje, aišku, kad matyt, kad konservatorių pergalė rinkimuose tapo tokiu kaip ir šoku visuomenį, nes visi yra labai nusivylę, bet reikia suprasti, kad konservatorių rinkėjai rinkimus ateina, jie labai aktyvūs, jie labai aiškiai remia savo organizaciją. Taip, akivaizdu, kad yra kitos partijos, kurios turi pakankamai aktyvių ir, sakykime, motyvuotų rinkėjų, bet kada yra mažas aktyvumas, įvyksta kitas dalykas. Tada partijos, kurios turi mažesnį rinkėjų skaičių, jos gali lengviau pasiekti 5%. Ir taip įvyko šį kartą, kad daug labai partijų pasiekė 5% ir jie dalinosi mandatais. Mums iki antro mandato pritrūko visai nedaug, kelių tūkstančių balsų. Ir tai yra susijęs su tuo, kad praktiškai tose dalybose sudalyvavo dar plus 6 partijos, kurios truputį peržengė 5%. Jeigu rinkėjų skaičius būtų kitoks buvęs, 45% ar pat net 40%, tikriausiai būtumėm šnekėję visiškai apie kitą rezultatą. Mes tikriausiai būtumėm turėję 2 mandatus, kaip ir buvo planuota, kaip ir įsivaizdavom, kad galėtumėm pasiekti tokį rezultatą. O reiškia, bet kokiu atveju būtų eilė partijų, kurios nebūtų perėjusios 5% barjerą. Tai iš tų, kurias šiandien peržengė. Be abejonių, reikia pasveikinti visus, kas gavo tos mandatus. Demokratija yra toks dalykas, kad tai nepriklauso nuo to, kiek ateina rinkėjų. Rinkėjai atėjo, rinkimai yra įvykę ir laimėjo tie, kurie juos laimėjo. Mes čia atėjo bet kokiu atveju dėkingi žmonėms ir pasitengsim, ar mes turėsim 1 mandatą, ar būtum turėję 2 mandatus, vis tiek dirbsim taip, kaip mokam dirbti. Ir aš nebijoju, kad tu tikrai pateisinsi
gerą valstiečių vardą Europos parlamente, nes Bronius Ropė tikrai turėjo gerą vardą ir daug Lietuvai padarė. Čia bus nelengva jo nešti palikimą darbinį, ta prasme, tiek atidirbti Lietuvai, bet mes tai tikrai padarysime. Aišku, jeigu šnekėt kontekste platesniam, eiti šiek tiek į Europos parlamentą, tai mes matom pokyčius. Mes dar nesimato kažkokių konkrečių skaičių, bet aiškiai daugėja tradicinių vertybių politikų ir mažėja šiek tiek liberalų Europos parlamente, kas reiškia, kad Europos parlamento veikla šiek tiek gali labiau atsisukti į šeimą, į valstybės, į tautas ir taip toliau, nuo tų liberalių dalykų, kurie susiję su narkotikais, su kitais niuansais, kurie mūsų visuomenėm nelabai primtini. Jie neprimtini viso Europoje, matyt, kad žiūrint į rinkimų rezultatus, bet šiuo atveju kokie bus pokyčiai paaiškės, matyt, po to, kada naujas parlamentas pradės dirbti, kas bus daugumoj, kas bus komisijos pirmininkė, kas bus komisijos nariai, po to tai yra Europos komisijos nariai. Čia paaiškės perspektyvoje. Jeigu šnekėti apie Seimo rinkimų perspektyvą, be abejonių lyginti su Europos parlamento rinkimais neišeina, nes visiškai kitas aktyvumas žmonių. Plus Seimo rinkimai turi vienmandatės apygardas ir stiprus vienmandatininkai labai stipriai įtakoja daugiamandatės rezultatą. Tai šitai vietoj klausimas, pavyzdžiui, neblogas pasirodymas socialdemokratų, 2 mandatai, vienu daugiau negu mūsų, yra susijęs su tuo, kad yra pirmininkė Blinkevičiūtė, kuri dalyvavo rinkimuose, jinai čia kaip vienmandatė, kitaip sakant, labai stipriai lemia dar nuo tų žmonių, kurie veda sąrašą, tai konservatorių prasme, jiems tai tikrai nelėmė, jie už juos ten balsuoja, kas bebūtų tame sąraše, bet mūsų rinkėjai ir socialdemokratų rinkėjai matyt žiūri į tuos lyderius, matosi, kad gauti mandatai yra, pavyzdžiui, ir Petro Gražulio mandatas, tai yra žmogus, kurį matyt valdantį dauguma padarė tiesiogiai kankiniu. Mes darėm viską, kad jo nepašalintų iš Seimo, prisimeni, kaip mūsų frakcija balsavo visą laiką ir mes bandėm Petrą palaikyti, bet neužteko tų balsų. Petras buvo Seimo sprendimu pašalintas iš Seimo, bet dabar laimėjo Europos parlamento rinkimų mandatą, tai yra Europos parlamento mandatą, ir čia kaip ir atsakymas yra valdantiesiems, kad kartais norėdami kažkam tai pakenkti, kažką tai stumti, jūs bet kokiu atveju padarot galimybę žmogui laimėti mandatą, kaip jis sako, kad tai Dievo dovana. Aš manau, kad šitą dovaną Petras pasinaudos dirbdamas kartu su tavim ir galbūt su kolegomis kitais, reiškia, tai yra Europos konservatorių ir reformistų frakcijoje, toje frakcijoje, kuri iš tikrųjų yra skirta pirmiausiai dirbs tam, kad atstovautų tradicinės vertybės Europos parlamente. Tai čia, manau, būtų toks įvadas į tą pokalbį. Prisijungti aktyviai to. Taip, tai iš tikrųjų yra tam tikra prasme turbūt tikėtas rezultatas, nes, kaip jau ir minėjai, Ramūnai, tas mažas rinkėjų aktyvumas, jis yra naudingas vienai politiniai partijai, ir aš čia taip pajuokaudamas klausiau, ar Laurynui rankas nereiks nusikirst. Tai aš čia žiūrovam, kurie gal nežino, apie ką mes čia šnekam, tai vienoje iš laidų Laurynas Kasčiūnas, dabartinis krašto apsaugos ministras, dar gerokai prieš rinkimus pareiškė, kad jie tos rinkimus jau laimėjo ir aišku, dėl ko tokia nuomonė buvo ir dėl ko jinai tam tikrą prasme ir pasiteisina. Tai mažas rinkėjų aktyvumas suveikia būtent taip. Ir gal ir yra kažkokių siurprizų, gal ir ne. Vienas iš tų siurprizų, nors tiesą sakant, jis nėra man labai didelis siurprizas, tai yra Laisvės partijos kandidatas. Jie jau labai dabar džiūgauja, sako, kad žiūrėkit, jūs per anksti čia mūsų partiją laidojot, mes turėsim dabar atstovą Europos parlamente. Tai vėlgi tai yra, mano supratimu, to paties mažo rinkėjų aktyvumo rezultatas, nes manau, kad konservatoriam tapus liberalia partija, dalis ir jų rinkėjų, aš manau, kad persimetė į tą pačią ir Laisvės turbūt partiją. Ir matom iš jų balsavimų Seime, kad iš tiesų tai yra, galų gale tai yra viena ir koalicija, tai yra bendra politika.
Ir matyt, kad nereikia labai stebėtis, juo labiau, kad, kaip Ramūnai pats ir paminėjai spaudos konferencijų po rinkimų, renginių kai kurie sutapimai turbūt nėra labai sutapimai. Čia keisčiausiai, kad finansuota tai buvo iš užsienio dar netgi, tas Pride reiškia eitynės ir atitinkamai, kada pradės žiūrėti, kiek balsų buvo surinkta Laisvės partijos, tai praktiškai tas skaičius, kiek buvo prognozuota, kad dalyvaus eitynėse, padaugini iš 2 ir gaunasi, tai reikia dar kažkoks tai šeimos narys ar draugas ir jeigu visas tos eitynės nuėjo į rinkimus, tai tokiu atveju tai yra tas skaičius. Šitoj vietoj klausimas, kad bet kokiu atveju praeiti 5 procentų barjerą dalyvaujant aktyviau rinkėjams rinkimuose, be abejonių tokio skaičius neužtektų. Ar yra rezervų, sunku pasakyti, bet kokiu atveju toms partijoms 3 lygtai pagal rinkimų rezultatus konservatoriai, socialdemokratai, Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjunga, kaip ir aiškiai, kad peržengė 5 procentus ir aiškiai, kad rezultatai bus geresni, o visos kitos atrodo, kad balansuoja ties tą ribą 5 procentai ar ne, nes dabar pasiekti 5 procentai, jeigu kas nors džiaugiasi tuo rezultatu, tai prie tokio aktyvumo žmonių jis yra labai menkas rezultatas ir šitoje situacijoje tikriausiai įtampa, kaip ir politologai, tai yra atliepia, kad Lietuvos liberalų sąjūdis ar ten demokratai ar kažkas, tai vos šalia visai Gražulio rezultato, Lenkų rezultato, Lenkai pagal tos tendencijas jau sunkiai peržengė 5 procentus, šie įveikė 5 procentus, tas buvo prognozuota prie tokio mažo aktyvumo ir taip toliau. Be abejonių, Seimo rinkimai bus labai labai įdomus, jie tikrai bus labai skirtingi nuo šitų rinkimų, bet juose vėlgi tikriausiai ta logika, kurią mes bandėm pasakyti ir kurią reikia mūsų žiūrovams paaiškinti, tai yra mano šnekėjimas viešoje erdvėje, kad Valstiečių žaliųjų sąjunga turi susitarti dėl antrų turų Seimo rinkimuose su visom kitom partijom, kurios nėra dabartiniai valdančiai daugumoje, tai yra socialdemokratais, kitais. Tai reiškia tai, kad mes visoje Lietuvoje, išskyrus galbūt Vilniuje keletą apylinkių, galim laimėti, tai yra ne dabartinė valdanti dauguma, o dabartinė opozicija gali laimėti viską praktiškai antruose turuose. Tai yra, jeigu pirmam turė konservatoriai dar kažkokie rezultatai ir turėtų, tai antram turė jų laukia viskas fiasko. Išnekant apie kitas partijas, liberalų sąjūdį ir Laisvės partiją, iš viso nekvepia jokiomis vienmandatėmis apygardomis, jeigu opozicija dabartinė susitars. Dėl to aš labai tikiuosi, kad vis dėlto mano kvietimą išgirs, nes šitokio, jeigu tai neįvyks, tai tokiu atveju gali būti taip, kad kažkas iš dabartinės opozicijos padės konservatoriams arba liberalams ar kažkam tai gauti mandatų. Tai būtų išdavystė ir iš tikrųjų, jeigu klausytis, ką šneka Socialdemokratų partijos pirmininkė, kad jokių būdų, kad partija neis jokių būdų su konservatoriais, tokiu atveju mano pasiūlymas yra labai logiškas, suprantamas. Tai yra, mesgi nesiūlome, kad jūs nedalyvaukite rinkimuose antruose turuose prieš Valstiečių žaliųjų sąjungą, jeigu jūsų kandidatas patenka. Tada kova. Tada aš suprantu, kad tikriausiai demokratų kandidatus parems ir konservatoriai, liberalai. Taip atsitiko jau savivaldybių rinkimuose, kada buvo išankstiniai rinkimai Kupiškyje. Čia logiška, suprantama, bet čia niekas negali su nieko susitarti, nes bet kokiu atveju, jeigu 2 kandidatai sutinka, bet kokiu atveju, jeigu 2 kandidatai iš opozicijos sutinka, reiškia kažkuris tai iš jų laimės. Bet kokiu atveju tai nebus iš dabartinės valdančios daugumos, dėl to galima prognozuoti, jeigu žmonės bus aktyvūs, jeigu žmonės iš tikrųjų ateis rinkimus, jeigu norės pokyčių, tai tokiu atveju galim prognozuoti, kad būsimam Seime 70 procentų atstovų mandatų bus ne tų, kurie dabar yra valdžioje. Tai yra, tie, kurie dabar yra valdžioje, gali tikėtis iki 30 procentų. Tai va tai ir išvados iš tų rinkimų, kurie dabar vyksta. Ir aišku, labai didelis klausimas, kas pateks į Seimą iš tų partijų, kurias dabar pasiekė 5 procentų barjerą, nes iš tikrųjų taip neatrodys Seimas, kaip dabar atrodo rinkimų rezultatas. Tas akivaizdu, tą visi politologai supranta, bet aišku, kad iššūkis yra dabar visiems parengti gerus sąrašus su žmonėmis, kuriuos palaikytų visuomenė, suprastų, stiprus vienmandačių kandidatai ir taip toliau. Tai yra, ir dėl ko tai? Tai ne savitikslis dalykas, tai yra dalykas, kuris labai svarbus, tai yra, kad pasikeistų politika valstybėje, kad narkotikai, kad ten partnerystės nebūtų numeris 1 klausimas darbotvarkėje. Tai yra 4 metus šitas Seimas
užsiiminėjo bandymų įteisinti narkotikus arba sumažinti bausmes už ginklų kontrabandą, už dar kažką. Visiškai nesuvokiami, nesuprantami sprendimai. Užsienio politika, kuri žlugdo Lietuvos ekonomiką, kuri kelt mokesčius kiek tik nori. Jeigu tu darai viską, kad mes neprekiautumėm su Kinija, tu paprasčiausiai iš įmonė atimi potencialų pelną, kokie pelno mokesčius sumokės tau, jeigu jie pelno neturi. Tai šitai vietoj gali 10%, 20%, gali 2 kartus pakelti pelno mokestį, tu jo nesurinksi paprasčiausiai. Tai va šitai vietoj, kada norisi, kad visi tie dalykai grįžtų į logišką eigą, kad atsirastų vyriausybė, kuri dirbs iš tikrųjų galvodami apie Lietuvos žmonės. Tai vat, tuo gyveni, tuo dirbi ir aišku, kad paties darbas Europos parlamente bus padėti mums kaip valstybei, kaip politiniai jėgai taip pat tos uždavinius vykdyti Lietuvoje, ką darė ir Bronius Ropė prieš tai 10 metų praktiškai. Taip, tai iš tikrųjų turbūt labai svarbu mūsų žiūrovom dar kartą akcentuoti ir suprast, kad tai, kad dabar konservatoriai gavo daug mandatų, daug balsų, tai visiškai nieko nereiškia, kalbant apie Seimo rinkimus. Čia yra labai svarbu dar ir dar kartą priminti rinkėjų aktyvumą, tai ką tai reiškia, kai žmonės neateina. Tai išrenkami tie patys labai nemėgiami, labai nuvertinami ir vyriausybė, kuri turi rekordiškai žemą palaikymą. Ir čia Ramūnai paminėjai keletą jų bandymų, įvairiausių darbų, tai mes čia dar galėtume minėti ir švietimo sistemos griuvimą ir visus kitus darbus, kuriuos, kaip sako, liaudiškai jaučio odą nesurašytum turbūt. Ir jeigu pasižiūrėtumėm tą pačią Europą, tai kad ten keičiasi politinis paveikslas, Prancūzijoje yra tokie dideli pokyčiai, toj pačioj Vokietijoje, yra pasikeitimai, vėlgi žalieji tenykščiai jau praranda, iš tikrųjų įtaką, tai rodo, kad visgi tam tikros politikos, tai tiek imigracijos politika, kuri buvo labai neatsakinga, ją galima pavadinti turbūt atvirų durų politika, kai valstybės nesaugo iš esmės savęs nuo nevaldomą imigrantų antplūdžio. Čia aš kalbu ne apie ukrainiečius, kurie bėga nuo karo, bet apie tuos, kurie atvyksta iš trečių šalių. Manau, kad labai reikšmingai įtakoja šitos politinius rezultatus. Dar vienas dalykas, kitas pavyzdys, tai Ramūnai, čia ir tu paminėjai mūsų lietuvišką kontekstą, tai yra bandymus legalizuoti, dekriminalizuoti narkotikus, tai Vokietija tą padarė. Žiūrėkim, kas atsitiko su jų žaliaisiais. Taip. Nepanašu, kad visuomenė labai džiaugtųsi ir tai, kad grupelė žmonių, kuriem tai yra aktualu, buvo, sakykime, laimingi dėl kažkokio vieno sprendimo, tai visa likusi visuomenė nėra kvaila. Labai svarbu, kad jinai suprasdama, kokios nesąmonės yra daromos, ateitų rinkimus ir pasakytų, kad taip neturi būti tiesiog. Jo, Vokietijoje, jeigu žiūrėti rezultatus, tai tiesiog ta valdanti dauguma dabartinė tiesiog jos pralaimėjo triuškinamai. Ir netgi yra tokių paraginimų dabartiniam kancleriui Vokietijos Šolcui skelbti išankstinius rinkimus, nes praktiškai... Kaip Prancūzijoje. Taip, tai prasme rezultatas yra tragiškas. Valdanti partija surenka, man atrodo, 13%, jau ta partija, kuri buvo laimėjusi rinkimus, surenka 13% ir pralaimė. Yra trečioje vietoje, jeigu neklystu. Ir tas žaliųjų rezultatas yra viso Europoje toks dėl to, kad jie nebe žaliųjų klausimus pradėjo dėti į darbotvarkės pagrindą, o pradėjo dėti būtent klausimus dėl narkotikų, klausimus dėl partnerysčių ir taip toliau visos Europos kontekste. Ir dėl to, aišku, tas atsiliepimas yra, nes mūsų pavadinime yra žodis žalieji, bet mūsų žalumas yra per ekologiją, per gamtos apsaugą, bet ne per liberalias idėjas, kurias žaliųjų partija Europos arba partijos Europoje atstovauja. Tai štai vietai matyt, kad žaliųjų pavadinimas nėra atsakymas į klausimą, kas tai yra. Reiškia, tie žalieji, kurie Europoje, daugelis jų yra liberalai, visiški liberalai. Mesgi, turėdami tą žodį žalieji, neturim jokio liberalumo požymio. Valstiečiai žalieji Latvijoje taip pat neturi žalumo požiūrių, tai yra žalumo požiūrių, neturi liberalumo požymio. Lenkijos valstiečiai taip pat ir taip toliau. Tai yra, paprasčiausiai mes turim susitarti, kad tai, kas yra žalia mūsų ekonomikoje, mūsų valstybėje, mūsų
Europoje, mūsų pasaulyje. Žalioji politika, gamtos apsauga, tvari ekonomika, tvari pramonė ir taip toliau, tai yra dalykai, kurie mums tikriausiai visiems yra labai svarbus, nežiūrint į tai, kaip partijos vadinasi. Ir yra kai kurios partijos, kurios nueina keliu tokių, kaip ir Vokietijoje buvo, kad žalieji reikalavo įteisinimo narkotikų ir tas buvo padaryta, o dabar praktiškai akivaizdu, kad kiti rinkimai jiems bus tragiški ir matytas įstatymas bus atšauktas kaip įstatymas, kuris Vokietijai tiesiog gėdingas. Ir aš manau, kad šaunu, kad mes dar sugebėjom atstovėti Lietuvoje, kad Lietuvoje tokio įstatymo nėra. Ir tikėkime, kad po šitų rinkimų net užuominos apie tokius įstatymus nebebus, Seimo rinkimų turiu omeny. O Europos prasme jūs turėtumėt taip pat veikti, kad Europos parlamente atsirastų labai aiškus išaiškinimas tų sprendimo konteksto, nes mes patys matom, kas įvyko Olandijoje su legalizavimu narkotikų ir taip toliau, su ta liberalumu tokiu. Ir staiga, kad atsiranda tokia valstybė kaip Vokietija, kurie priima tą patį sprendimą, tai toks vaizdas, kad net nesuvokia, net nesigilina Vokietijos žalieji į pasekmes, kas vyksta dabar Olandijai. Tai šitoje situacijoje aišku, kad rinkimai vieni baigėsi, nauji rinkimai prasideda, bet kokiu atveju dar sykį tikriausiai reikia padėkoti mūsų rinkėjams ir pasakyti, kad Seimo rinkimuose reiks būti aktyvesniems, nes jeigu Seimo rinkimuose žmonės nebus aktyvesni, tai tokiu atveju mes galim turėti tą pačią valdžią ir tada aš jau negaliu garantuoti, kad Aurelijui Verygai esant Europos parlamente mes sugebėsime apginti Lietuvą nuo narkotikų ar nuo kitų dalykų, kurie iš tikrųjų Lietuvos valstybę sugriautų. Dabar apginėm, o kaip bus po to nežinau. Tai tau pabaigiamasis žodis tikriausiai. Tai ačiū Ramūnai už tavo įžvalgas, o gal pabaigiant apie tą žalumą, tai aš galiu pasakyti, kad mes esam sveiko proto žalieji. Tokie, kurie žalumą supranta tikrąją to žodžio prasme, kai mes kalbam apie gamtą, o neprisigalvojam kažkokių dalykų, kurie, kanapės, aišku, narkotinės irgi gamtos produktas, bet ne visai tam skirtas gal. Jeigu jis liktų gamtoj ir jį valgytų kirminai, tai turbūt su žalumu ten viskas būtų tvarkoj. Tai čia pajuokaujant, galbūt visiems pakeliant nuotaiką, iš tiesų dar kartą ačiū visiems, kurie atėjo į rinkimus, kurie nepaliko to sprendimo tiesiog kitiem, kurie atsakingai labai žiūri į valstybės gyvenimą, į valstybės valdymą. Aš nebejau, kad mes dar ne vieną kartą šitam formate kalbėsimės apie artėjančius rinkimus ir matyt, kad laukia tikrai karštas politinis sezonas, tai noriu linkėti visiems vasarą pailsėti, susikaupt, permastyti, kas įvyko ir su nauja energija ruoštis naujam politiniam sezonui. Aš nebejoju, kad jisai bus karštas, o mes padėsim tą temperatūrą pamatuoti. Ačiū visiems, kurie būnat su mumis. Politinė reklama apmokėta iš Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos politinės kampanijos sąskaitos.